šiandien parodysiu vieną iš savo didžiausių paslapčių, ko niekas nematė, nežino, išskyrus mano artimiausių žmonių. Tai mano silpnybė, mano liga. Kažin ar kas iš jūsų galės tai pažiūrėti iki galo, gali sutampyti, apsivemti. Bet noriu atvirai parodyti, kaip tai atrodo, kad žmonės žinotų, kas tai yra, prie ko priveda nesveikas gyvenimo būdas. Aš neteigiu, kad tai yra narkotikai ar Coca-Cola ar dar kažkas, bet prie to priveda nesveikas gyvenimo būdas. Tai yra liga refliuksas, žiūrim. Tai yra refliuksas. Daugelis iš jūsų nežinos, kas tai yra, galvos, kad čia girtas, kad čia apsigeino, kad čia dar kažkas. Tai yra tokia liga, nežinau, nuo ko jinai man atsirado. Pasikartosiu, nelabai paklydus, gal nuo narkotikų, gal greičiausiai nuo narkotikų pasekmės, bet šiaip aš galvojau, kad nuo Coca-Colos, nes aš labai daug Coca-Colos gerdavau, pusantro litro per dieną. Kaip atrodo refliuksas. Apsiverkiau. Tai yra refliuksas. Tai yra refliukso pasekmės. Refliuksas, kai tavo skrandėje neužsidaro stabdė. Čia yra toks raumuo, kai tu praeini maistą. Jie atsidaro ir užsidaro. Kai žmonės serga refliuksu, tas raumuo neveikia. Yra labai paplitusi liga, labai stipriai paplitusi. Kai aš miegu naktį, man rūgštis išgriaužia gerklę, nes rūgštis laisvai vaikšto per stiklą. Man reikia aukštos pagalbės. Jeigu aš miegu galvą nuleidęs, man rūgštis vaikšto ir išgriaužia gerklę. Aš galiu atsibusti naktį, dieną, nesvarbu, galiu valgyti, galiu bet ką daryti. Tiesiog kažkas sudirgina gerklę ir aš pradedu vimčioti, ne vemti, o vimčioti. Jeigu skrandis tuščias, jeigu didelis, tai aišku, jeigu pavalgai, tu išėmi visą maistą, tu tiesiog pasilenki, tarkim, tu valgai daug, per daug pervalgai, tu pasilenki ir visas maistas išeina, absoliučiai visas išeina. Tai yra refliuksas. Daugelis iš jūsų nežinos, kas tai yra, galvos, kad čia girtas, kad čia apsigeino, kad čia dar kažkas. Tai yra tokia liga, nežinau, nuo ko jinai man atsirado. Pasikartosiu, nelabai paplydus, gal nuo narkotikų, gal greičiausiai nuo narkotikų pasekmės, bet šiaip aš galvojau, kad nuo Coca-Colos, nes aš labai daug Coca-Colos gerdavau, pusantro litro per dieną. Gali įdėsiu prašymą, kas tai yra.